Ar kada nors skaudėjo tiek, kad norėjai kažką daryti, bet nieko nedarai, nes tiesiog buvo per brangu? Ar buvai atidėjęs vizitą pas gydytoją, odontologą ar psichologą, nes galvojai, dar palauksiu? Šiandien kalbamės apie tai, ką dažnai nustumėme į šalį, tai yra sveikata. Ir dar svarbiau apie tai, kaip finansiniai sprendimai padeda ją saugoti. Ar tikrai sveikata yra prabanga, o gal tai būtinybė, kurią galime sau leisti. Tai Neringa, klausimas tau. Kaip manai, ar žmonės labiau linkę kęsti skausmą, nei išleisti pinigus? Iš tikrųjų, dauguma lietuvių kažkodėl tai dar yra linkę pakentėti, gal praeis. Taip. Ir pagailėtų pinigų sveikatai savo, ar ne? Nes mes, kai išleidžiam pinigus kažkam materialiam, tai tu turi tą daiktą, kurį gali pačiupinėti. Taip. Ir turi, kad nusipirkai, pasistatei ir turi. Nusipirkai automobilių lizingų, važiuojam. Bet jeigu reikia išleisti didesnę sumą sveikatai, jeigu tai yra paslauga, kurios nefinansuoja valstybė, tai tada pagalvoji, kad gal ne taip ir skauda, gal ne taip ir reikia. Gal čia nelabai matysis, kad to vieno danties pas mane trūksta, kai šypsausi, pakentėsiu dar. Tai yra dar tas tarp mūsų ypatingai lietuvių pagailėjimas pinigų investicijai į savo. Nors ne veltui turbūt yra tas posakis, turbūt ir pačiam teko girdėti, kad sveikata didžiausias turtas, tai ne veltui turbūt taip sakom, ar ne, nes tai yra turtas, kurį reikia saugoti, nes neatsinaujinsi kaip televizoriaus kas 2 metus sveikatos turbūt. Taip, bet ta sveikata, gerai labai pasakei, sveikata yra didžiausias turtas, kurį turbūt labiausiai ir nuvertiname tuo pačiu, nes irgi tau klausimas, kaip tu manai, kodėl sveikata vis dar yra paskutinėje vietoje? Tai čia, žinai, kaip ir sakiau, žmonės labiau norim turėti ir materializuoti dalykus, kuriais galim pasidžiaugti ir pačiupinėti. Sveikatai dar gaili pinigų, gal ir, taip sakyčiau, žinai, istoriškai žmonės galvoja, kad nueisi į polikliniką, jau kai bus blogai, kažkokių tai paslaugų, kiek jų gausiu, kokių kokybiškų, tiek gausiu, bus gerai, pakentėsiu, kaip dabar čia mokėsiu ten 1000 ar kelis už sveikatą. Tai čia gal nėra tas, kad ką gali sau leisti, ką negali, bet labiau pagalvot, kur labiau verta investuoti, nes, žinai, atidėjus tam tikras gydymo išlaidas, kurios, yra taip, kad kainuoja kartais, ne viską mums ta valstybė finansuoja, bet atidėjus dabar, tai po kelių metų gali sumokėti tekti ir gerokai daugiau. Bet čia turbūt tas ir yra didžiausia problema, kad mes laukiam iki paskutinio, nes dažnu atveju galvojam, kad tai yra per brangu ir galim palaukti dar, ne? Ir galiausiai gaunasi taip, kad ta kaina išdidėja ir ta kaina išdidėja ne tik piniginė išraiška, bet tuo pačiu ir sveikatos, nes tu tiesiog neėjai ir nesitikrinai ir galiausiai tu ir blogiau jautiesi ir galiausiai daugiau išleidi pinigų. Čia geriausias turbūt būtų pavyzdys su dantų priežiūra. Gal dabar jau tokie jaunesnės kartos žmonės labiau linkę rūpintis tą kasdienę, žinai, burnos higieną, nueina kas pusmetį, pasidaro profilaktiškai. Anksčiau tai žmonės nueidavo jau, kai reikia rauti. Taip. Tai čia galim turbūt prisiklausyti ir visokių istorijų iš tėvų ir senelių, ir kai ateina pas gydytoją ir ten jau sako, kad, žinokit, nelabai kažką čia galim jums ir padaryti. Tai vietoj to, kad reguliariai nueit pas gydytoją kas pusę metų pasitvarkyti, kad tie dantis ilgiau tarnautų, žinai, negu naujas nusipirktas televizorius, tai kai jau ateina atkentėję iki to momento, kad, sako, viskas jau skauda, nebegaliu kentėti, nebegaliu kramtyti, tai pasižiūrėsiu. Ir tada gydytojas sako, soriukas, bet nieko nebegalim padaryti, galim tik tai naujus dantis įstatyti, tai 15 000 turėsi. Tai čia turbūt geriausias pavyzdys, kai atidėjimas, atidelsimas gali paskui labai brangiai kainuoti tau. Bet kaip manai, kur čia yra esminės tos problemos šaknis? Ar tai susijęs su įpročiais, auklėjimu ar dar kažkom? Aš manau, kad čia istoriškai gal kaip elgdavosi mūsų tėvai, kad jie nebūdavo linkę ir gal net ir nebūdavo, sakyčiau, tokios paslaugos didelės, kaip mes dabar turim, ar ne?
medicina irgi tobulėja, auga labai privatus sektorius, kuris kas kart vis didina tą paslaugų sferą, ką tu gali gauti už pinigus, bet gali gauti tikrai kokybiškai. Tai anksčiau to nebūdavo ir mes gal neturim tokios formavusio įpročio, kad gal pasidarykim kažkokius išsamius tyrimus, ar ne? Gal nejauskim to diskomforto vaikštant su akiniais, ypatingai jeigu mėgstam aktyviai leisti laiką, pasidarykim operaciją akių. Tai to anksčiau nebuvo, tai ir to įpročio nebuvo, tai mes turim formuoti patys ją. Tai turim apie tai šnekėti, edukuoti, manau, kad nemažai prisideda prie to ir pačios medicinos įstaigos, bet pradėti, kaip visą laiką sako, nuo savęs reikia. Taip. O šiaip pat gerai kalbant ir apie įpročius ir pasikeitimus, kaip manai, kaip kainos mus stabdo nuo tyrimų, nuo dantų gydymo, tų pačių psichologų? Man tai, žinai, Laurinai, čia dažnai kelia nuostabą, kai žmogus gali leisti tau nusipirkti už 1500 eurų naują telefoną. Bet kai sakai, pasidaryk tyrimą išsamų, kokį kraują už 500, tai oi brangu. Taip. Klasika. Tai čia tas kainos dalykas toks labai reliatyvus ir priklauso nuo požiūrio. Priklausomai, kur tu savo prioritetus susidėliosi. Ar tu vaikščiosi su skaudančiu dantim, bet turėsi naują televizorių ant sienos ar naują telefoną, žinai. Ar tuos pinigus painvestuosi į savo sveikatą ir turėsi tą tokią ilgalaikę grąžą. Grįžtant prie to, žinai, teiginio, kad sveikata turtas brangiausias, nepasikeisi taip lengvai į kitą. Tai paslaugų kaina kažkodėl žmonės gąsdina, žmonės mažiau linkia investuoti į save, bet turiu vilčių, kad tendencija šita tikrai gerėja. Ir neveltui tų paslaugų atsiranda kuo toliau, tuo daugiau medicinos apmokamų, nes vadinasi poreikis visuomenėje auga. Ir žmonės visgi kuo toliau, tuo labiau yra linkę negailėti pinigų investuoti į savo sveikatą ir gerovę. Bet ar galėtum, pavyzdžiui, sakyti šitoje vietoje, kad ar paneigti arba patvirtinti stereotipus, jog moteris vis dėlto, pavyzdžiui, čia irgi yra tos, kurios labiau rūpinasi sveikata, linkusios mokėti už sveikatą negu vyrai. Ar jau gal, pavyzdžiui, čia keičiasi šitoje vietoje ir vyrai irgi atranda tai, kad sveikata yra svarbu galiausiai ir reikia ją pasirūpinti? Tai jeigu žiūrėt į sveikatą kaip į tokį platesnį dalyką, kad tai gali apimti ir kažkokias tai grožio paslaugas, grožio chirurgiją, tai bendrai paėmus tą visą sveikatos grožio sektorių, kurį žmonės finansuojasi, tai tikrai taip, čia moteris yra didesnės naudotojos ir 70% tokios paslaugos yra būtent moterų. Bet vyrai, aišku, irgi labiau vis linkę naudotis tokiom paslaugom ir rūpintis savo sveikata, ypatingai turbūt čia gal galima išskirti odontologijos sektorių. Bet moteris kažkodėl dar daugiau dėmesio savo tam sveikatos ir grožį skiria, taip. Tai vis tiek liekam prie to, kad moteris čia laimi, sakykime taip. Vyrai vis dar atranda, sakykime, sveikatą. Kantresni, gal, nežinau. Arba kantresni. Skausmui. Taip. Sakyk, Neringa, ar medlizingas tik prabangai ar būtinybei? Tai man atrodo, kad čia kalbama ne apie kažkokią tai prabangą savo turėti, bet prabangą, kai tu gali pasirinkti ir susitvarkyti kažkokias tai savo sveikatos problemas čia ir dabar. Nes kaip ir kalbėjom pradžioj, kad jeigu kentėsi ir galvosi, kad dantis susitvarkyti yra prabanga, tai po kelių metų tai jau tikrai gali būti labai prabangi paslauga. Tai aš čia manau, kad požiūrio klausimas ir tu turi į tai žiūrėti kaip į savo prioritetą. Gal tau nebūtinai reikia tokio prabangaus automobilio, bet tu gal painvestuok į savo sveikatą daugiau ir tai tau suteiks tikrai daugiau kokybės gyvenime negu geresnė televizoriaus raiška.
Taip, bet čia gal turbūt irgi yra ta, sakykime, problema, gal netgi, kad žmonės vis dar turbūt iki galo net nežino, kad jie gali atsiskaityti ir pavyzdžiui, dalim už tas savo, jeigu, tarkim, tai yra būtinybė, jeigu atmeskime, sakykime, tą grožio dalį, bet tai yra būtinybė jų sveikatai, ar ten odontologija, ar kitos rytis. Ir jie vis dar turbūt nelabai iki galo supranta, kad jie tą didelę pinigų sumą jie gali pasimti ir atsiskaityti dalim ir išsiskaidyti. Tai čia turbūt irgi yra dalis to, kur žmonės vis tiek linkia atidėti, nes ta didelė suma, jiem atrodo, kad aš dabar turiu iš kišenės pasimti ir atiduoti. Tai turbūt irgi tenka susidurti su tokiais atvejais, kad... Tai čia tokie stereotipai, žinai, turbūt tokio statistinio lietuvio, jeigu paklausi, kas tau šauna į galvą, kalbant apie leasingą, nu, tai sakytų automobilis, nežinau, telefonas, tas pats televizorius, kažkokia buitinė technika, bet ne kažkokios paslaugos. Taip. Nes kas yra leasingas? Tai leasingas yra tikslinė vartojimo paskola. Kai tu pasiskolini iš banko kažkokiam tai tikslui. Tai vienam tas tikslas yra telefonas, kitam tas tikslas yra kažkokia tai sveikatos paslauga. Tai yra, aišku, tos būtinosios sveikatos paslaugos, kurias finansuoja mums valstybė, bet yra sveikatos paslaugos, kurios gali ženkliai pagerinti gyvenimo kokybę, bet jos, dėja, kainuoja. Ir ne visi tuos pinigus turi čia ir dabar. Tai kalbant apie tai, kad tu lauksi, dėlsi, taupysi tuos pinigus, kad galėtum sau leisti susitvarkytą sveikatą, tai žinai, arba ta problema pagilės, o gal nes tai tos paslaugos pabrangs per tą laiką, kol tu taupysies. Tai aš sakyčiau, kad čia, žinai, reikia pasinaudoti tą galimybę, kad šiai dienai tikrai galima finansuotis ne tik kažkokį tai materialų daiktą, bet ir paslaugas, ir ypatingai medicinos paslaugas, ir tuos mokėjimus atidėti išskaidant dalim, o gerą sveikatą turėti čia ir dabar. Taip. O gerai, kalbant būtent, paminėjai paslaugas, tai kokias paslaugas dažniausiai šiaip linkia žmonės finansuotis? Tai kalbant apie tą medicinos paslaugų finansavimą, tai čia turbūt vienareikšmiškai odontologinės paslaugos yra tos, kurios dažniausiai finansuojamos pasirenka tą atsiskaitymą dalim. Tuo labiau, kad dabar tikrai nemažai klinikų ir turi tą galimybę atsiskaitimo dalim. Pasižiūrėjus, galima rasti tikrai klinikų, kurios ir be jokio pabrangimo klientai gali suteikti atsiskaitimo dalim galimybę. Tai šitą turbūt įvardinčiau kaip populiariausią variantą. Na ir paskui eina įvairios paslaugos, net ir chirurginės paslaugos, kurios yra mokamos, nefinansuojamos. Tai gali būti akių korekcija ar ne kažkokios tai plastinės operacijos. Na ir tada jau kuo toliau, tuo labiau populiarėja kažkokios tai brangesnės grožio paslaugos, įvairios ten lazerinės depiliacijos, dar kažkas, tai, kur tu turi galbūt kažkokį tai kursą atlikti ir kainuoja kelis šimtus, norisi turėti tai čia ir dabar, pasikoreguoti sveikatą, pasidaryti kažkokias grožio paslaugas, bet finansuotis su atidėtų mokėjimu. Tai įvardinčiau turbūt tokius, kurie populiariausi. Gerai, Neringa, truputį padarom pauzę tarp klausimų, tokių apie medleasingą dabar ir pažaiskim žaidimuką. Tai turiu tau paruošęs 10 klausimų, į kuriuos labai negalvok, tiesiog išgirsti, staigiai šauk atsakymą ir važiuojam toliau. Gerai? Važiuojam. Gerai. Tai pirmas klausimas skamba taip. Skambinti gydytojui ar googlinti simptomus? Googlinti, žinok, gydytojai netaip lengvai prisiskambins. Okay. Daryti tyrimą dabar ar laukti, kol pasidarys rimta? Daryti. Daryti tyrimą. Taip. Okay. Dantis ar nauji bateliai? Kol naujus batelius nešiosi, dantis gali labai išaugti paskui kainą, tai sakyčiau, kad dantis. Okay. Privati klinika ar valstybinė? Čia priklausomai nuo paslaugos, žinai, ne visas paslaugos gausi valstybiniai, tai čia toks nevienareikšmis atsakymas. Tai jeigu kažkokios bazinės paslaugos, tai valstybinė, jeigu kažkokio specializuoto jau reikia, tai kartais ir privačia geriau tada pasirinkti. Investuoti į sveikatą ar pataupyti dėl viso pikto?
Čia, man atrodo, aiškus atsakymas iš to, ką apšnekėjom. Tai reikėtų investuoti ne tik į išorinį, bet ir į vidinį grožį savo. Taip. Ok. Savaitgalis spa ar maratonas Vilniuje? Sakyčiau, optimaliausias variantas būtų maratonas, o tada spa maratoną. Jo, čia taip, logiškai skamba. Estetinė procedūra ar estetik kavos staliukas? Aš kadangi mėgstu estetiką, tai gal sakyčiau estetinę procedūrą. Va, ok. Tai staliuko neims. Nu, jeigu reiktų rinktis, tai rinkčiausi procedūrą. Ok. Registruotis vizitui ar tik pasižiūrėti laikus ir išeiti? Registruotis vizitui. Ok. Sumokėti iš karto ar dalimis? Nu, čia vėlgi tokio atsakymo vienareikšmiško nėra, bet aš tai visą laiką, žinai, ką darau pati ir ką siūlau kitiem. Pagalvok, jeigu tu nori kažko tai, ar ne, kiek tai kainuos ir kiek tau užtruks laiko susitaupyti. Ir ar per tą laiką ta prekė ir paslauga neišbrangs. Ir tada pasižiūrėti, ar tu gali susimokėti atsiskaitant dalim be jokio pabrangimo, tai tada kodėlgi ne. O jeigu tu gali susitaupyti per pakankamai trumpą laiko tarpą, tai gali susimokėti iš karto, bet sakau, čia dažnai, žinai, galvoja žmonės, nu kaip aš čia dabar, va, ten pirksiu lizingų, geriau pasitaupysiu, kad net yra ant tos pačios, žinai, kažkokios tai sofos, bet tu kol tuos metus taupysi, tai tas daiktas jau gali gerokai brangiau kainuoti, negu tau kainuos pats pasiskolinimas. Tai čia taip reikia prieš tai biškį pagalvoti ir tada pasirinkti tinkamai. Ok. Nu gerai, paskutinis, tai masažas ar pirtelė? Masažas, aišku. Ok. Liuks, gerai, ačiū tau. Keliaujam vėl tada, grįžtam tiksliau prie klausimų apie mūsų medlizingą. Tai kaip manytumai, Neringa, ar žmonės iš tikrųjų bijo skolinti sveikatai? Matom, kad dar yra toks skeptiškumas biški pas žmonės. Taip. Ir žmonės nebijo skolintis telefonui, automobiliui, bet sveikatai kažkaip tai dar mažiau linkę skolintis, bet tendencija, manau, yra teigiama. Kasmet tokių žmonių, kurie nebijo skolintis gydymo kažkokiom tai išlaidom, vis daugėja. Atitinkamai ir tų sveikatos grožio paslaugų priežiūros įstaigų daugėja, kur gali pasiūlyti tokią paslaugą, bet nes paslauga didėja, tai einam gerą linkmę, aš manau. Okay. Bet ėjimas tas gerą linkme, tai vat irgi klausimas toks, ar kodėl tos vat skolos sveikatai vis tiek vis dar yra laikomos tokios, pavadinkime, gėdingomis, galbūt ir visi nedrįsta garsiai kalbėti apie tai, dėl to bijo vat prisimti. Manau, kad čia, žinai, dar trūksta ir tos edukacijos šiek tiek už tai ir stengiamės apie tai, kuo daugiau šnekėt, nes jeigu tau negėda yra turėti išsimokėtinį telefoną, tai kodėl turėtų būti gėda turėti gražią šypseną, už kurią moki, žinai, išsimokėtinai, nes tie tokie smulkus materialūs daiktai yra labiau taip vertinami, kad yra, žinai, pasiskolinti lizingu. Tai čia toks, ką skolintis, kokiam daiktui ar paslaugai yra o kam jau nebe Tai man atrodo, kad sveikata ir tavo, žinai, ta gerovė turėtų būti kaip tik pirmas pasirinkimas, į ką turėtum investuoti. Tai jeigu tu gali išskirsti tuos mokėjimus, nieko nepermokėt, tai aš nemanau, kad čia kažkokia tai yra, žinai, gėda. Čia kaip tik parodai savo tokį finansinį raštingumą, kad tu netidėlioji kažko tai, ko tau tikrai galbūt reikia, ar ne, kad pagerintum tą savo gyvenimo kokybę, o susimokėti nebūtinai čia ir dabar gali susimokėti ir išskaidant tuos savo finansus. Bet aš galvoju, čia turbūt irgi verta gal paminėti, kadangi vis tiek ir matai tuos, sakykime, pardavimus, pavadinkime jos taip, ar žmonės, kurie pasiema lizingą, tai čia gal turbūt irgi reikėtų tą nuimti šydą baimės ir turbūt irgi pasakyti, kad žmonės tikrai ne vienas ir ne du ir ne 10, kurie ima atsiskaitimą dalimis, renkasi atsiskaitimą dalimis ir nors jie nešneka apie tai, bet ko gero tarp
žmonių, tarp draugų tarpe yra tų žmonių, kurie yra pasinaudoję. Tai galbūt va čia irgi yra ta dalis, ta vieta, kur galima būtų sakyti, kad tikrai nebijokit, nes nežinot, kas tarp jūsų, tarp draugų lygiai taip pat naudojas, tai galbūt to garsiai nesako. Taip, aš nemanau, kad čia turėtų būti kažkoks tabu, nes tai vėlgi tik tai parodo tai, kad tu esi finansiškai raštingas ir išmaniai savo finansus sugebi valdyti ir tu neatsidedi kas mėnesį kažkur tai į taupyklę tų pinigų, o tu gali pasiskolinti iš banko ir tas savo išlaidas paskirstyti kažkokiem tai kitiem dalykam per tą patį mėnesį. Tai žinai, čia manau, kad svarbu įvertinti tas finansinės galimybės savo. Taip. Tai va čia yra turbūt jau tas gėdingas atvejis tada, kai tu pasiskolini tiek, kad paskui nesugebi gražinti ir neįvertini tų savo finansinių galimybių. Taip. Bet tokių dalykų, kad tu telikas lizingu, čia va, žiūrėkit, koks gražus pas mane kamo, bet kad aš investavau į savo sveikatą, tai čia manau, kad kaip tik pasakyk dar ir draugam, kad būtų tokie protingi ir taip pat pasielgtų, o ne čia, kad kažkas, ką reiktų, žinai, slėpti, kad va, aš čia susitvarkiau dantis ar pasidariau kažkokią tai lazerinę akių korekciją ir dabar kokybiškai mėgaujuosi gyvenimu, o susimokėsiu per tai per metus. Tai čia manau, kad tikrai geras dalykas ir tik tai patark kitam ir draugui, kad pasinaudotų ir irgi būtų toks pat protingas. Tai čia turbūt irgi ypatingai, kai dabar visas tas longevity, sakykime, trendas ir noras ilgiau gyventi ir daryti kažką dėl to, tai aš manau, kad čia irgi turbūt gal ėjimas ta, kaip ir minėjai, gera linkme ir aš manau, kad tai irgi yra dalis to, kad mes galėtume kažkaip eiti link sveikatingumo ir naudotis tomis sveikatingumo paslaugomis. Tai aš manau, kad turim tą suvokimą ugdyti, kad daiktai yra labai toks trumpalaikis didelis džiaugsmas, ar ne? Nu kaip faina, nusipirkau naują telefoną, bet po 2 metų tu vėl naują pirksi. Sveikatą, rūpintis ir investuoti į sveikatą, tai nėra gal tokio akivaizdaus momentinio efekto, nėra materialaus to dalyko, ko tu gali, žinai, pasidžiaugti, bet tai yra ilgalaikė investicija ir tu galėsi tuo kokybišku gyvenimu, investavęs į sveikatą, džiaugtis tikrai ilgiau negu tuo naujų telefonų. Tai reikia labai apsvarstyti tą momentinį vienkartinį džiaugsmą, žinai, palyginti ir pasverti su tą tokia investicija, kuri neduos labai didelio apčiuopiamo rezultato materialaus tą akimirką, bet tikrai turės ilgalaikį poveikį tavo kokybiškam gyvenimui. Tai sveikata tai ne kažkas, ką planuojame rytoj. Tai šiandienos sprendimas. Jei bent vienas žmogus po šio pokalbio nueis pas gydytoją, tai manau, kad mūsų šitas pokalbis tikrai nebus praėjęs veltui. Tai ačiū tau, Neringa, už pokalbį ir palinkėkime visiems sveikatos. Manau taip. Ačiū, Laurinai.